ką, sveiki visi, čia Blogdemos Fubas ir štai pristatau CSGO Winter update'ą 2015 metų 12 mėnesio 8 dienos, bent jau kaip rašo CSGO svetai tam oficialiam išleidime 8 dieną, o mūsų dienom 9. Tai išėjo naujas keisas ir naujas ginklas. Ginklas, wow, niekas nesitikėjo turbūt iš CSGO community, nes vien knife išeidinėjo, bam, ginklas. Tai šitas yra R8 revolveris, nu jūs galite dabar pamatyti mano gameplay su jo, yra gan neblogas, jį galima pasikeisti su Deaglu, ta prasme kaip yra tas CZ ir 5.7 ir Tech9 gali keitinėtis su CZ, tai yra dabar Deaglas ir R8 revolveris. Tikrai neblogas, jeigu su jo toksai šaudimas labai įdomus, dar joks ginklas tokio neturi. Inspektas labai gražus, sukinės aplink ranką, inspektinas ginklas. O šaudyti reikia, maždaug spaudė, jeigu kairį pelės mygtuką, tai jis liktai taip nusitaiko ir šauna, tai taip sulėtėja šūvis ir šauna, bet ne iškart šauna. Arba spaudė dešinis pelės mygtuką ir iškart iššauna kulką, bet labai netaikliai. Labai įdomus ginklas, kaip supratau, nearmorintus žmonės nušauna iš karto, kaip čia supratau, o gal ar ne. Nu šitą tai dar neįsiaiškinau pats, bet būna nekartą buvo, kai lašiau deathmatchą, kad nušoviau žmogų iš vienos kulkos ir negavo niekas kitas asisto, tai man rodos 80 gal kokį gyvybių nuėmė tas R8 revolveris. Ir ką, kitos žinios yra, kad išėjo naujas revolver keisas pavadinimo. Tai jis turi čia tikrai nemažai skinų, yra gan porą gražių, noriu parodyti. Yra vienas AK, pavadinimo AK-47 Point Disarray. Neblogas, gražus tikrai, šitas man patiko. Tuomet čia nieko kito gero, visą laiką skarų negėja buvo prikėlę. R8 revolverių 2 skinai, tai Crimson Webas ir R8 revolver Fade'as. Mačiau, R8 revolver Fade'as markete jau kainuoja apytiksliai 25 eurus, o Crimson Webas Field Tested 6 eurus. Tai jau matau, kad nemažai žmonių atidarė tą keisą, nes jau 8 valandas praėjo nuo pradžios, kai kuriu video nuo pradžios update'o. Ir ką, ir čia nieko daugiau neparodo, čia pakeitė biškį casual play'e, visus šitus dalykus, tiksliau porą dalykų. Ir ką, nieko daugiau neatsitiko, neblogas update'as, naujas ginklas, nežinau kaip čia su juo bus, ar pro scenai matysime dažnai ar ne. Keisas naujas kažkoks man nelabai patinka, bet ką, nu, ačiū, kad žiūrėjote. Paspauskite subscribe, nes aš visą laiką kelinėju naujus update'o video. Pakomentuokite, ką manote apie šitą update'ą ir paspauskite like. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso.